Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleiskite dabar su Car Vertical. Hado – aukštos kokybės alyva ir priedai. Crown – kanadiečių antikorozinė danga, tavo automobilio apsaugai nuo rūdžių. Labadiena, kolega. Labadiena. Labadiena visiems gero skonio žiūrovams, nes su jumis sveikinasi automobilių gurmanų programa Gazas Dugnas. Okay. Pradėkime. Šiandien pirmoji mūsų tema tai yra naujausias Volkswagen Touareg automobilis. Šitas automobilis yra juodas, bet kažkaip aš nežinau, Volkswagenas čia taip nebijo ar ką, bet jau tokiu baltų šriftų kalė ant priekinio stiklo kėbulo numerį, kad čia neįmanoma pastebėti. Bet tai yra labai gerai, nes tai yra labai naudinga informacija. Iš esmės, ką, kėbulo numeris nieko nepasako, nu va, skaičiukai, ne? Bet jeigu įsivesite į Car Vertical sistemą, visa automobilio istorija jums prieš akis. Taip, kad mes rekomenduojame prieš perkant automobilį jį patikrinti Car Vertical ir sužinosit, daužtas ar nedaužtas. Rida, sukta ar nesukta. Paskendęs ar nepaskendęs buvo. Ir labai verta pasinaudoti nuolaidos kodu Gazas Dugnas ir šitaip gauti 20% nuolaidą. O dabar pereikime prie Touarego. Šiandien turime naujausią Volkswagen Touareg su dizeliniu varikliu, kas mūsų programai jau po truputėlį nebe taip įprasta darosi. Jis turi 210 kW. Volkswagen. Tai nėra naujas Touarego kėbulas, tai yra faceliftas. Ir kokia atveju dabar naujausias variantas? Ne, bet naujausias. Bet kokia atveju. Tai yra beveik visiškai naujas automobilis, neseniai pirktas iš salono. Ir mes šiandien su Paulium diskutavom. Iš salono. Mes šiandien su Paulium diskutavom apie juodą automobilio spalvą. Ir mes nusprendėm, kad juodi automobiliai atrodo gerai pirmas kelias minutės po plovyklos. Aš pats turiu juodą automobilį ir bėda su juodais automobiliais, kad jie niekad netrodo idealiai švariai. Ir dėl to šis automobilis man kažkodėl netrodo visiškai naujas, nors jo kėbulas yra tobulos būklės, idealios būklės. Taigi, jeigu jūs turite juodą automobilį, jums privaloma turėti štai tokį skudurėlį, nes va, čia va iškart pavalau, va iškart, kalbėkit. Iškart pavalai. Ir Volkswagen Touaregas vis dar gaminamas ant tos pačios platformos kaip Audi Q7, Audi Q8, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus. Nemažai automobilių yra gaminama ant šios platformos, bet automobiliai yra skirtingi ir jų kaina skiriasi. Ir man Touaregas visais laikais buvo toks vyriškiausias modelis. Taip. Iš mano dabar išvardintų. Sutinki su manim, kolega? Taip. Vyriškiausias ir labiausiai darbinis. Ir man, žinokit, tai atsispindi šio automobilio dizaine. Ponios ir ponai, neškime šiek tiek dramos į šitą mūsų unikalią programą ir dabar taip. Šalia mane stovi Touaregas. Tai yra automobilis pastatytas ant bazės su pačiais prabangiausiais pasaulio visatos SUV-ais. Taigi, Touaregas dalinasi šią platformą su Audi, su Porsche, su Bentley. Tada galima išvesti taip, kadangi Audi dalinasi platformą su Lamborghini, taip kad čia yra ta platforma, ta legendinė platforma, kuri yra visuose geriausiose pasaulio SUV-uose. Dabar aš žiūrėkit, šalia mane stovi Touaregas. Ir dabar iš va šitos rimtos konkurentų kampanijos mums reikia rasti, tai kuogi šitas yra geresnis už kitus. Aš nežinau, gal pradėsime mes iškart nuo kainos. Šitas automobilis kainuoja labai panašiai, kiek kainuoja Audi Q7. Tai dabar pakelkite rankas visi, jeigu jums sustatytų du automobilius, kas imtų Volkswageną vietoj Audi Q7. Matom mišką, bet ne rankų. Kažkaip nematau, va, miškas yra, viskas yra, bet rankų nėra. Tai man atrodo, kad šito automobilio didžiausias minusas yra jo kaina. Paulius prikybo prie kainos, bet aš noriu pabrėžti, kad tai yra labai brangiai sukomplektuotas Touaregas, nes šis Touaregas turi orinę pakabą, 4 vairuojamus ratus ir Airline apdailas. Tai yra labai stipriai pakomplektuotas automobilis, kas pakelia ir jo kainą. Ir aš prisipažinsiu, iš visų ant šitos platformos pagamintų automobilių, man Touaregas atrodo iš vienos pusės skurdžiausiai, mažiausiai prabangus, bet man jis atrodo toks rimčiausias automobilis. Aš nežinau kodėl. Nu, man jis vis tiek toks rimtas. Neatrodo, tai jūs toks rimtas darbininkas. Norėčiau pasakyti mes apie tą kainą, tai jeigu galite atskleiskite, atsiprašau žurnalistę, visiems žiūrovom, tai kokią kainą šito automobilio?
Ką jis siekia? 83 000 eurų. E, 83 000 eurų už 3 litrų dizelį 2025 metais. Mes jums nepešame savo nuomonės, tik pasakome, kad kaina yra per didelė, o jūs jau spręskit patys. Ne, nėra jinai per didelė. Mes tiesiog bandysim dabar atrasti, ar verta už jį tiek mokėti, bet sakau. Bandyk atrasti, jau išvaizdą jau netradai. Ne, žinok, man keista, bet sakau, jis man atrodo rimtai, solidžiai, bet netrodo labai brangus automobilis. Nešaukia važiuodamas. Nešaukia jisai, kad aš esu brangus automobilis. O galėtų. O Audi šaukia? Bet gal Touarego pirkėjai va to ir neieško, gal jie ir neieško tos prabangos. Pažinti su automobilio salonu pradėsime nuo bagažinės. Ir aš manau, kad aš nieko nenustebinsiu, pasakydamas to, kad bagažinė yra didžiulė. Didžiulė bagažinė, turime va dar pasidėjimų apačioje ir kadangi turime orinę pakabą, automobilį iš vidaus bagažinės galima pakilnoti aukštyn žemyn. Jeigu norim, pavyzdžiui, daiktų, kokių įsidėti jį arba išsimt. Ir dar turime elektrinį kablį, kas man visai patinka. Dabar spaudinėju mygtukus bagažinėje. Nu, tokie darbiniai. Bagažinė didžiulė, aš manau, nieko tuo nenustebinau. Vietos gale daug. Sėdynė. Atlošas vartosi. Pati sėdynė stumdosi. Kol kas šiame automobilėje radau visą tai, ko tikėčiau. Didžiulė bagažinė, daug vietos gale stumdomos lankstomos sėdynės. Super. Bet vėl mano akis užkliuvo už mygtukų. Va dabar matom gale sėdintiem keleiviam esantį klimatroniko valdymą. Turime šildomą sėdynės, galim pasireguliuoti temperatūrą ir netrodo visiškai naujas automobilis. Pagal mygtukus sakyčiau, kad jis kokie 10 metų senesnis, mažų mažiausiai. Atsisėdau į vairuotojo vietą, Paulius man pametėjo raktelį, tai va bent galiu pasidžiaugti, kad Volkswagenas bent jau naujo tipo raktą padarė. Jau šioks toks pasikeitimas. Vairo forma, viskas ok, vairas odinis, patogus, pakankamai gero dydžio, ne per didelis, ne per mažas, man patinka. Bet vėlgi, nepatinka mygtukai, Volkswageno vis dar naudojami daugumoj modelių, kurie kažkaip man labai prabangos šiam automobiliui nepriduoda, bet žinot, ką jie priduoda? Jie yra patogų. Salono forma nėra iš čia kažkoks baisiai įmantrių formų. Paulius gal prikibo prie šitų gitaros stygų matytų Passate, bet kur matosi, kad automobilis brangus, prabangus ir didelis, tai ant didžiulio elektroninio skydelio ir didžiulio šito meniu ekrano, bet labai įdomiai atrodo tai, kad ekranas didelis ir meniu per daug nuo įprastinio Volkswageno meniu nepakeistas, tiesiog yra padidintos visos ikonos. Tai čia galbūt vyresniem tokiem žmonėm, kur gal nedamato, gal ne tokiem kaip man, kad visus skaičiukus labai puikiai matytume. Ekranas didžiulis, bet informacijos nėra daugiau negu mažesniuose ekranuose, tiesiog visos ikonos padidintos. Taip, ką mes čia turim? Turim orinės pakabos kilnojimą. Ir kadangi turim Touaregai vis tiek tokie visais laikais būdavo man iš šitos platformos SUV labiausiai tinkami bekeliai, tai nieko keisto, kad turime ir bekelės režimų pas jį. Jo, prie offroado tai labai aktualus nustatymas yra oro kondicionieriaus darbas, labai gerai. Bet blokiruotėm jokių pasirinkimų nematau. Bent jau liko riedėjimo nuokalnėje pasirinkimas. Aš manau, kad Touaregas yra automobilis tinkantis tokiem solidesniems žmonėms, kurie žino, kad vairuoja gerą daiktą. Aišku, dar pravažiuosim, pasižiūrėsim, kaip jis elgiasi gatvėje ir neieško jame per daug tokios iššaukiančios prabangos. Tai gal jis to ir žavus visai. Turim naują automobilį. Akivaizdu, kad Touaregas turi ledinius žibintus, kurie šviečia puikiai, bet ką daryti, kai turite šiek tiek senesnį automobilį ir jo žibintui jau yra pasidėvėję ir šviečia jau net ne taip, kaip šviečia naujausių modelių žibintai, bet netgi nešviečia taip, kaip turėtų šviesti jūsų modelių žibintai. Tai žinokit, ir nenaujame automobilyje galime turėti naujas technologijas. Pasižiūrėkime, kaip galima į senesnio tipo žibintų sumontuoti bi-LED žibintų technologiją.
Gerai, bičiuliai, o mes keliamės į Workshop Works. Beje, mes esame čia buvę. Aš kaip sakau, žinot, yra geriausias pavyzdys, kaip pirmiausiai savo pasidarai, pažiūri kaip veikia ir tada gali rekomenduoti. Taigi, šiandien mes turime dar vieną tokį elementarų tipinį pavyzdį, ne? Ką mes čia turime šitam modelyje? Tai mes turime eilinius Xenon žibintus, kurie yra labai seni, automobiliui gal 500 000 ridos yra, kaip ir kasdieniniam eiliniam automobilį lietuviškam, kuris važinėja gatvėse. Nieko nuostabaus, kad žibintai irgi nebeatlieka savo funkcijos, tai jie išdegė reflektorių ir nieko nešviečia. Aš gyvenime nesu susimastęs, kaip rida gali veikti žibintus. Tai žibintus kasdieną naudojam, kaip važiuoji, taip visada jie šviečia ir paprasčiausiai yra tas veidrodis, kuris išdega, jisai išsvyla nuo karščio. Ksenonai karšti, ne? Jo, labai karšti ksenonai, ten apie 300 laipsnių temperatūrą išskiria, tai pagalvokit, prie pat veidrodžio lemputė esantis svilina 300 laipsnių temperatūrai, nu vis tiek per 10 metų jau nemažai išdega reflektoriai. Jie čia dabar sureguliuoti skaitosi? Jie sureguliuoti skaitosi ir matosi, kad lemputės nevienodai yra išdegusios, nevienodai įsidėvėtos, kažkada vieną gal keitė, arba viena jau prie mirties ribos. Matau. Kairė dar šiek tiek plačiau šviečia, bet jokio karšto taško, sakykime, nėra, nes turėtų būti karštoji zona kažkur centre ir į tolį labiau. Lemputė iš savęs šviečia, jau matosi, kad visiškai iš savęs be reflektoriaus. Gerai, dabar žiūrim, ką turim. Kairė žibinto tai yra 1,7 liukso. Tai čia yra kiek turėtų būti? Labai mažai. O kiek turėtų būti? Turėtų būti bent jau kokį 20 liuksų. 20 liuksų? 20-25. Geras. Ok, pamatavom abu žibintus ir kaip ir matėm akivaizdžiai ant sienos, tai kairys žibintas šviečia lygiai 2 kartus silpniau negu dešinys. Tai yra net vairuotojo pusės žibintas šviečia dvigubai mažiau negu šviečia keleivio pusės. Ir iš tikrųjų tai mes akivaizdžiai matom. Dabar ką mes galim padaryti su šitais žibintais, kokie yra sprendimai? Tai klientas pageidavo iš karto naujų stiklų, nes sąlyginai nėra brangus tie stiklai, sakykime, 2 poliravimų, ten 3 kaina ir naujų reflektorių. Tai montuosim LED sistemą vietoj Xenon. Gerai, tai ką mes dabar turime biledą, ne? Jo, turim biledą ir turim seną reflektorių kaip pavyzdys. Kas jam, ta prasme, atsitinka, negerai, ne? Kas jam nutinka, jo. Žodžiu, jeigu aš teisingai suprantu, Xenono lemputė viduj kaista ir jinai tiesiog išdegina ir jisai praranda tą savo poveikį atspindėjimo, tiesa? Taip, pagrindinis šviesos šaltinis ir yra, ta prasme, tas veidrodis, o ne lemputė. Kadangi esu tikras lietuvis, jau daug kartų aš galėčiau čia pats pasitaisyti, pasimčiau dažų, išpurkščiau čia dažais ir viskas veiktų. Ne, tikrai neveiktų. Chromą čia reikia gerai padengti ir reikia tam tikrą metodiką padengti, kad jisai nenudegtų, nes būna, kas perchromuoja, sakykime, nekokybiškai, tai atvažiuoja tokių restauruotų žibintų pas mus, sakykime, po metų, po pusmečio, tas chromas visiškai būna nugeltęs, vėl sutrūkęs, išdegęs, tai žmogus būna sumokėjęs, ten, sakykime, prieš metus laiko, ten kokius 400 eurų kaip pavyzdys ir viskas būna per nieko. Tai dabar koks siūlomas jūsų sprendimas? Xenono nebebus, kas bus vietojo? Tai bus su šitą biledo sistemą, sakykime, montuosim. Tai turi reflektorių. Tokį kaip čia, ne? Jo, sakykime, tokį kaip čia, jis mažesnis tik jis, turi LED čipą, ventiliatorių, procesorių ir viduje dar yra ilgosiam, dar mini toksai, dar vienas reflektorius, kuris duoda srautą labai į tolį ir labai stiprų. Žodžiu, tai išsiema Xenonai, įsideda bilet sistema, ne? Taip. Gerai, galim pažiūrėti, kaip vyksta šitas procesas ir jau po to grįšime pažiūrėti galutinio rezultato. Gerai, bičiuliai, vėl grįžtame į Workshop Works, nes jau padaryti darbai yra pats geriausias dalykas, kaip matai rezultatą, kaip buvo ir kaip yra dabar. Tai ką, labadiena dar sykį, grįžtam po poros dienų, Laurynas atliko darbus ir dabar mes rankose abu kartu, šiaip dviese rankose laikom
senuosius lęšius turbūt vadina mane. Jo, linzės vadinamos. Linzės. Tai va, seniau Mercedes'e buvo štai šie lęšiai, dabar jie pakeisti į naujus. Gerai, tai kokį jūs sprendimą dabar padarėte čia Mercedes'ui? Mes pakeitėm Bixenon sistemą į BILED. Mes sudėjom BILED linzės, jas pilnai sureguliavom, nepakeitė automobilio jokių funkcijų, sakykime, aukštyn žemyn susivaikšto, iš šonus irgi susireguliuoja, tai spindulys geras europinis, tai tokia sistema susidėjo vietoj Xenono. Laurynas sako apie tos funkcionalumus, bet iš tikrųjų, kaip pasikeičia automobilio išvaizda, pavyzdžiui, kaip pasikeičia stiklai, viskas švaru, kaip nauja, žinai, kaip gražu. Taip. Dabar pažiūrėsime, kaip šviečia naujieji žibintai ir palyginsime, ką turėjom prieš ir ką turime dabar. Sąlygos yra visiškai tos pačios. Gerai, ir dabar pats svarbiausias momentas, lemiamas kertinis momentas, taigi matuosime naujųjų žibintų šviesos srautą. Mes čia galim sakyti, kaip mums atrodo geriau, atrodo stipriau, bet viską parodo technika. Taigi, jungiam visiškai tą patį aparatą, kuris buvo prieš tai. Primenu, mes turėjom apie 1,2 rodiklį, o dabar įsiklausykite, dabar mes turime daugiau negu 70. Labai paprasta paskaičiuoti, matematika man sekasi sunkiai, bet apskaičiuoti nėra sudėtinga, kad šviesos srautas padidėjo 70 kartų. Tai yra kažkoks kosmosas. Kaip taip gali būti? Nu taip, nauji reflektoriai, nauji stiklai, automatiškai jau gerai šviečia. Dar BILED sistema daro savo. Tai jeigu visi automobiliai seni taip šviestų, tikiuosi naujų automobilių nereikėtų žmonėm pirkti, nes visi komfortiškai važiuotų ir saugiai, maloniai su senais automobiliais taip šviečiančiai žibintais naktį. Čia iš savo patirties galiu paantrinti, kad skirtumas yra, net nežinau kaip apibūdinti, kaip susimontuoja BILED sistema, tai lyginant su to, kas buvo anksčiau, kalbu apie savo Porsche, tai yra, net nėra ką palyginti. Gerai, pas mus žmonės, kadangi rūpinasi saugumu ir teisingai daro, visiems kyla klausimas, kaip šie žibintai elgiasi kitų vairuotojų atžvilgių. Jie neakina jų? Ne, jie neakina. Visiškai, kaip ir matom, yra visiškai juoda zona virš spindulio. Tai kai sureguliuoji, sakykime, taip pat kaip ir su paprastais Bixenonais, jie niekur nebeakina daugiau nuo sureguliavimo zonos. Gerai, ir dar vienas esminis klausimas, tai kaip į tokius pakeitimus žiūri techninės apžiūros centrai? Vietoj Xenono, Bixenono sistemos viskas yra tvarkoje, nes čia yra automatinis aukščio reguliavimas, apiplovimas, plus yra sertifikatas BILED sistemai. Žodžiu, žmogui atlieka darbus, įteikėt jam sertifikatą, jis nuvažiavęs į techninį apžiūrą, jokių problemų neturi. Taip, visiškai teisingai. Jisai praeis be jokių nesklandumų techninę apžiūrą. Gerai, bičiuliai, jeigu jums taip pat aktuali tokia paslauga, galite kreiptis tiesiai į Workshop Works ir jūsų automobilis ne tik, kad taps saugesnis, bet ir taps gražesnis. Nežinau, kas čia svarbiau, žinai, ar čia kad gražiau atrodo, ar kad gerai šviečia. Du viename. Du viename. Gerai, bičiuliai, o mes atgal grįžtame į savo programą. Gerai, ir man pirmajam teko garbė sėsti už šio dizeliuko vairo. Garso izoliacija tikiuosi bus gera. Įsijungiam komforto režimą ir man labai patinka šita pavarų perjungimo svirtis. Didelė, vyriško, tokia bam! Įsijungi bėgi ir paspaudė akceleratoriaus pedalą. Jeigu jūs esate kad nors užlipęs ant virto kotleto, kaip, pavyzdžiui, nukrenta ant grindų ir jūs einat ir netyčia ant jo užlipat, tai va šitas spausti akceleratoriaus pedalą yra labai panašus jausmas. Ir rezidorius čia kabinėjasi prie šito interjero, bet atsisėdus už vairo, man kažkaip viskas atrodo kur kas geriau negu apžiūrinėjant iš šono. Ekranai išdėstyti patogiai. Ekranai didžiuliai, šriftas didžiulis, kas mano amžiui jau yra aktualu. Šitas salonas turi vieną bėdą. Jis yra pasenęs. Aš labai gerai atsimenu, kaip aš pamačiau šitą saloną, kaip tik tai šitie naujieji Touaregai pasirodė gatvės. Aš buvau tiesiog šokiruotas nuo šitų didžiulių ekranų, kaip viskas čia gražu. Metai bėga, ekranai vis didėja ir didėja, jų daugėja ir daugėja. Ir dabar jau Touaregas atrodo senstelės. Jisai dabar atrodo klasikinis, bet senstelės automobilis. Ir kitas dalykas, mes turime orinę važiuoklę ir turime ne pačius didžiausius ratus, bet aš negaliu sakyti, kad čia labai patogiai važiuoja komfort režimu. Kitokas. Aš labai nustebau, dabar turime kalnelį greičio mažinimo ir
nu, negaliu sakyti, kad tai yra kiečiausias automobilis, bet iš prabangaus SUV, didžiulio SUV, kažkaip galvojau, kad jisai važiuos šiek tiek minkščiau, ypač su orinė važiuoklė. O, kaip smagiai spirė, nu va. O šitas man labai patiko. Šiek tiek pavėlavom mane Touareg, nieko nebijok, viskas gerai, įsijungiam sport režimą ir va, nu va, jisai važiuoja lengvai. Va, kas man labai patinka, jisai labai smagiai lengvai važiuoja, jisai kažkaip toks didelis, atrodo tokia didelė karvė bus nerangi, bet va, paspaudė tą dizeliuko, tą kotletą ir jisai važiuoja smagiai. Keista, ko nesitikėjau, tai iš Touarego rasti kažkokio sportiškumo. Ir man labai keistas Volkswageno sprendimas į visus modelius montuoti vienodus vairus. Ar tu vairuosi Tiguaną, ar tu vairuosi Touaregą, vairas yra visiškai toks pats, net valdymas yra visiškai tas pats. Ir kur, tarkim, Tiguanas kainuoja 40, šitas kainuoja 80, kaina dviguba, vairas tas pats. Ir va, nežinau, ar aš norėčiau mokėti tiek daug pinigų ir važinėti su kokybiškas, viskas puikiai, jisai tikrai geras automobilis, bet jeigu jums patinka technologijos, naujausi sprendimai, naujausi dizaino visokie, tada šitas automobilis jums netiks. Su juo važiuoji ir atrodo, kad tu kiekvieną dieną su juo važinėjai, nereikia nieko čia pratintis, atrodo didelis automobilis, gabaritai čia iš viso nieko, važiuoji kaip atrodo kiekvieną dieną eksploatuotum tą automobilį. Tas dizelis nieko ten nereikia, puikiai nieko nesigirdi. Jau kam, bet sunkiasvoriai technikai resurso reikia didelio. Ir savo rankose šiandien laikau ukrainiečių gamintojo Hado priedą. Tai yra revitalizantas, kuris atstato padilusias dizelinio variklio dalis. Šis priedas tinka bet kokiai technikai, kuri naudoja dizelinius variklius ir į tuos variklius telpa iki 45 litrų alyvos. Revitalizantas yra speciali medžiaga, kuri atstato padilusias variklio dalis ir padidina to variklio resursą. Ir galbūt netgi šiek tiek jį paremontuoja. Ir visus Hado priedus, alyvas ir netgi filtrus galite įsigyti tiek Hado LT internetinėje parduotuvėje, tiek fizinėse parduotuvėse, o parduotuvių sąrašą rasite taip pat hado.lt. Pažiūrėk, kamera kokia gera. Didžiulis ekranas ir jokių pikseliukų nematau. Nu, va čia jau lenda automobilio kaina. Dažnai matom problemą, kai automobilį įkala didžiulį ekraną ir kameros raiška nelabai ištempia to ekrano dydį. Tada pradėjo matyti vaizdą visokiais kvadračiukais, bet čia Volkswagenas nepasišiukšlino. Ir man vairuojant šį automobilį apėmė toks dežavų jausmas. Iškart prisiminiau visas ankstesnės Touarego kartas. Nes va, ką turi šis automobilis, tai jis neturi kažkokios revoliucijos nuo senesnių modelių. Jis turi kitaip atrodantį kėbulą, gal pakaba ten labiau pakoreguota, kažkas pakeista. Turim adaptyvę pakabą, orinę pakabą, 4 vairuojamus ratus, gal čia kažkas veikia kitaip negu senesniuose modeliuose, bet aš vis tiek jaučiuosi kaip namie, kaip senam Touarege. Tai aš manau, kad žmonės, kurie yra prisirišę prie Touarego, kurie yra turėję senesnius Touarego modelius, tai šiuo naujausiu modeliu džiaugiasi. Nes visada jauties kaip namie. Vat įdomu, kas bus, kai išeis naujausio kėbulo Touaregas, nes vėl neužmirškime, mes turim ne naujausią kėbulą, mes turim tiesiog faceliftą. Tai jis tiesiog turi šiek tiek atnaujinimų, bet nieko tokio revoliucinio. Bet, okei, aš kibau ten prie mygtukų galbūt formos, kad gal čia kažko įmantresnio norėčiau, bet aš va dabar važiuoju su šito automobiliu ir man jį vairuojant labai pasikeitė požiūris į jį. Aš tada pradėjau jaust, kad vis tiek čia yra prabangus automobilis. Aš vairuodamas tą jaučiu. Jis turi pakankamai gerą variklį, jam tinka šitam modeliu šitas dizelis. Jis turi pakankamai galios ir man kartais naujose automobiliuose, ypač didesniuose, rimtumo pritrūksta iš to, kad tu sėdi už vairo ir tu jautiesi lyg vairuodamas tokį, nežinau, su pompa pripūstą hatchbacką. Automobilis tiek lengvas tau atrodo, kad tu nejauti jo grubumo. Touaregas dar tą grubumą sugebėjo išlaikyti. Jį vairuojant tikrai jauti, kad vairuoja tokį vyrišką rimtą automobilį. Ir va čia ir pradeda išlysti jo tą kainą. Tada pradedi suprasti jo vertę. Jis nėra kažkoks baisiai greitas, jis nebus tau kažkoks tai greitas posūkyje, bet tau to ir nereikia. Tu turi vairuodamas didelį SUV jaus, kad tu važiuoji su dideliu SUV, o ne su kažkokiu hatchbacku. Nes kai kurie dideli automobiliai turi tą pojūtį. O Touaregas tą tokį senesnių modelių grubumą išlaikė.
gal dabar vienintelis dalykas, prie ko prikipčiau, tai kad šis automobilis nerado savo tikrojo identiteto. Ar jis yra modelis prigrūstas elektronikos, ar jis yra modelis praktiškas su daug mygtukų. Nes mygtukų automobilyje lygia daug, bet klimatroniko valdymą vis tiek įgrūdo į tą ekraną. Tai galėjo palikti tos fizinius mygtukus, tai tada jau jam viską atleišiu. Tai važiuoja tai jis puikiai. Svan važiuoja taip, kaip aš ir tikėčiausi, kad Touaregas važiuos. Tai man šitas dalykas patiko. Aš varčiau skelbimus ir tu gali įsinumuoti. Moki vieną fiksuotą įmoką, viskas ir tau nieko, ir tu nereikia pirkti, tiesiog kas po to ir važinėjai. Tai čia Mobire paslaugos. Ne veltui Paulius nuomoja netgi 2 automobilius iš Mobire. Man kol kas užtenka vieno. Padangos atkeliauja, nieko tau vežioti kažkur krauti nereikia. Viskas padarė, viskas apdrausta, yra viena fiksuota įmoka ir viskuo kitu rūpinasi Mobire. Tai dar kada labai patogu. Kai turite įmonę, tai jums net nereikia žmogaus samdyti, kad prižiūrėtų autoparką, nes viską už jūs pasirūpina Mobire. Taigi, užeikite į mobire.lt ir galbūt ten rasite savo tinkamiausią pasiūlymą. O mes grįžtame prie šio Touarego išvaizdos ir aš jam negailėdamas duodu 9. Tai jis man labai gražus automobilis. Aš iš pradžių kibau, kad jis gal atrodo skurdžiau už kitus modelius pagamintas ant tos pačios platformos, bet aš kai su juo pravažiavau, mano labai požiūris pasikeitė ir jam šitą išvaizdą tinka ir aš jam duodu 9. 9, gerai, labai atrodantis automobilis. Vidus jau yra kita istorija, bagažinė puikiai. Vidus senstelės, net tie didžiuliai ekranai negelbėja. Aš dabar labai, aš jam gal šiek tiek duosiu avansų, bet aš labai įdomu, ką padarysiu naujoji. Mes kol kas neradome. Gal sugadins, sakysim, gražinkit mums va šitą. Tai labai įdomu, kas bus su naujoji Touarego, kol kas dar jo vizualizacijų neteko rasti, bet vidus... Aš už saloną duodu 8 vien už funkcionalumą, nes 8. Vietos vis dar daug, vis dar praktiškas ir vis dar patogus. Tai kaip iš tikrųjų. Klasikinė, jeigu jums patinka klasika, jūs tikrai duosite daugiau, bet esu 8 to aš sutinku. Viskas kokybiška, gerai, 8. Dabar emocija. Jis yra gyvas, bet jis nėra lengvas. Bet čia kaip teigiami dalykai. Važiuoja puikiai. Jis važiuoja taip, kaip aš norėčiau, kad sulas ir važiuoja. Jo, va, tu jį vairuoji ir tu vis dar jauties, kad tu vairuoji visureigį. Taip. O dabar, va, tie Tiguanai, tie Kodiakai, ar dar, viskas, iš jų jau to visuraigiškumo. O šičia, jisai gyvas, jis paspaudys, jis smagiai bėgėjasi. Bet tu jauti, kad automobilis didelis, masyvus. Jis šiek tiek standokas, jauti jo tą svorį. Gal šiek tiek svyram posūkio daugiau negu tikėčiausi su tokia gudria pakaba. Bet gerai, Jis grubus toks rimtas. Kas nepatiko, tai kad jisai, aš tikėjausi šiek tiek komforto režimu, daugiau komforto. Bet jis tada tau netrodytų toks rimtas visureigis. Ne, kodėl komforto režimu negali važiuoti komfortiškai? Bet, vis tiek, tikras visureigis turi turėti grubumą. Aš numušiu balą, duodu 9. Aš irgi tada duodu 9, bet vėl, Touaregas vis dar, kaip ir ankstesniais laikais, iš visų SUV man yra rimčiausias ir panašiausias į visureigį. Tai va čia gal jo, pagaliau mes per šį pusvalandį radom jo skirtinumą. Kalbant apie šitą automobilio kainą dabar jau prieisime. Už kainą aš duosiu 7. Už kainą aš irgi. Kaina iš tikrųjų... Man jis netrodo toks brangus, koks jis yra. Žmogus tokį automobilį pirkdamas, jis nenori, kažkam kažko įrodyti. Tai dėl ko tada ant durų RDR ženkliuką uždėjo? Tai čia Volkswagenas. Tai sakau, nesąmonė sugalvoju. Bet tai čia jau dėl tokios smulkmenos, daug peilį nukrapščiusiu aš tau tą raidę. Nusimčiau tikrai. Gerai, o kaina tai 7 sutinku. Iš tikrųjų brangus automobilis. Gerai, 7 ir dabar jūsų žiūrovai balas mūsų Instagrame. Užbėkite ir balsuokite kiekvieną savaitę, nes jūsų balsas labai stipriai įtakoja galutinį rezultatą automobilį. Taigi, šią savaitę jūs mūsų Instagrame šiam Touaregui atidavėt štai tokį įvertinimą. Gerai, bičiuliai. Taigi, dabar atėjo metas suvesti rezultatus bendrus šiam Touaregui. Apie Dakarą nepakalbėjom. Beje, jeigu matėte Dakaro logotipą, ten tą Touaregą su tais, kaip čia pavadins, to galvos, to apdangalo. Tai ten Gedas pozavo. Bet jo veido nesimato. Jeigu pastebėjot, yra jo siluetas, bet veido nesimato. Ir dar įdomu, kad Gedas pozavo nuogas. Taip. Nesimato, bet jeigu jūs gerai įsižiūrėsit į tą logotipą, pamatysit Gedo akis. Taip, slypi ten taip tamsuoji, bet žinokit, ne kiekvienam lepta pamatyti. O žinojai, kad jeigu naktį atsistosi prie veidrodžio ir 4 kartus pasakysi Gedai, tai Gedas neateis. Niekada. Bet jeigu 5 kartus pasakysi, tada ateis. Tada žinokit. Bet nenorėkit, kad Gedas pas jūs ateitų, nes Gediminas per šį laiką įskaičiavo, jis negali ateiti, jis tiesiog skaičiuoja. Visada skaičiuoja. Viskas, Gediminas baigia skaičiavimus ir galutinis įvertinimas šiam Touaregui yra štai čia. Puikus automobilis tiems, kurie nieko nenori įrodyti kažką kitam gatvėje ir kitur. Taip. Bet nori važiuoti su geru automobiliu ir šiek tiek old schooliniu. Ir rimtu.
Viskas, ačiū, kad buvote kartu. Rytoj mes susitinkame su jumis vėl 10:30, kalbėsime apie elektrą, o po mūsų programos atliekų kultūrą. Viskas, ačiū, kad buvote ir iki. Ačiū ir iki. Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleiskite dabar su Car Vertical. Hado – aukštos kokybės alyva ir priedai. Crown – kanadiečių antikorozinė danga tavo automobilio apsaugai nuo rūdžių.